Sveiki gyvi, iššūkio dalyviai. Šiandieną vėl su mumis Dovydas Lukšas, Maistas yra vaistas įkūrėjas ir mūsų edukacinis partneris. Šiandieną mūsų sekanti tema bus šiaip visuma. Trumpas žodis visuma, bet į tą trumpą žodį įeina labai daug. Tai ir mityba, ir miegas, ir visi kiti įpročiai. Tai vėlgi duodu žodį Dovydui ir pradedam naują dieną. Jo, tai šiandien taip glaustai pasigilinsim į kodėl svarbu įtraukti kitus įpročius ir kodėl žmonės šiaip ieško tos magiškos piliulės, kad išgers kažko, viskas kitas tiesiog galima daryti. Ten kažkas, sako, duokit man kažkokį gėrimą, bet aš ten rūkys toliau, nesportuos, ten prastai miegos ir panašiai. Taip organizmas neveikia, visi geri dalykai po truputį kaupiasi. Ir ta pati mikrobiota, jinai iš tikrųjų stebėtina, kiek jinai yra jautri dalykams, ką žmonės dažnai nesusiję. Sako, tai ką, čia virškinimas, maistas, sako, ką valgau ir viskas. Pagrindas, bet jinai yra jautri ir stresui. Ir tokiems dalykams ta pati žarnyno smegenų ašis, tai tarkim kažkoks, tai nežinau, smegenų tas vadinamas rūkas ar kažkokios netgi neigiamos emocijos, streso atsakas, jisai keičia žarnyno terpę, jisai keičia kaip simpatinė nervų sistema aktyvuojasi, kraujas labiau plūsta į galūnes ir ta sumažėja virškinimo tokia ugnelė, virškinimo potencialas, mažiau skrandžio rūgšties išskiria, mažiau fermentų išskiria ir tada žmogui pradeda apskritai prasčiau virškinti maistą. Kas ilgainiui, jeigu tas chroninis streso atsakas yra padidėjęs ilgainiui, tada vyksta, kad žmogus dažniausiai valgo, kaip tik ir tuo metu netgi jam norisi daugiau maisto, kad įsižemintų biškį nuo streso, bet tuo pačiu jam virškina prasčiau. Ir daug maisto nesuvirškina ir ta būna standartinė situacija, kas pas mane klientai ateina, sako, ten viduriavimas, vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas, dujos, ir kvapas nemalonus, toks, tai vadinami rūgimo, puvimo procesai. Ir tada jau vyksta patologiniai procesai, vyksta uždegimas, žarnyno mikroflora keičiasi, daugėja tų patogeninių bakterijų, grybelio ir panašiai, kartais netgi kažkokių parazitų gali kirmelių, askaridžių, kaspinuočių ir taip toliau padaugėti dėl tokios būklės. Ir čia, pavyzdžiui, būtent būtų labai didelio streso poveikis žarnynui. Tai reiškia, ne tik maistas veikia, bet ir kiti dalykai. Ir pasigilinsim į tai truputį daugiau. Įjungiu skaidrę. Taip, visuma. Tai va, apie chroninį streso atsaką jau šiek pakalbėjom. Suprastėja virškinimo procesai, taip pat tuo metu ir būtent, tarkim, dabar apie miegą. Galit pasidaryti eksperimentą, gal netgi yra pasijutę, kad prasčiau išsimiegojus, apskritai virškinimas kažkaip gali, jeigu prastai miegoti, įprastai miega 7,5 valandos, tą naktį išsimiegoti gal tik 2-3 valandos. Dažniausiai žmonės pajaučia, kad kažkaip jiems lėčiau virškina, mažiau energijos, kad tas biškis šaltis krečia, kad tas maistas sėdi, nes iš tikrųjų maistui irgi reikia suvirškinti daug energijos. Ne tik tai, kad geros mikrobiotos, bet ir energijos, kuro, kad suvirškinti tą maistą, ypač sunkų maistą. Kažkodėl galbūt vieną dieną cepelinus gali suvirškinti žmonės, kitą dieną nelabai, jeigu kažkokios perkrova ir panašiai gali būti užsisėdėtas maistas, tai priklauso nuo įvairių tokių aspektų ir miegas yra vienas iš jų. Dėl to galite pajausti, kad kai gerai išsimiegam, tai ir virškinimas geresnis, ir peristaltika geresnė, ir tiesiog tas toksai lengvumas pavalgo ir valandą 2 ir lengvumas, viskas susivirškina. Ir aišku, kasdienis judesys ir sportas, tai yra nuo paprasčiausio pasivaikščiojimo iki galbūt ten jogos ar cigūno pratimų, ar ten dviračių prasiminimo, ar kažko mėgstamo hobio, krepšinio, futbolo, padelio, ar kažkoks tais judėjimas. Tai tuo pačiu stimuliuoja peristaltiką, kad būtent ta virškinta masė, taip pat nesuvirškinta masė judėtų per žarnyną, ir kad limfa judėtų, ir kad skysčiai, tai gaunasi toks kaip organų masažas, judėjimas padeda išskirti tas reikalingas medžiagas, kad įsisavintume geriau maistą. Tai ir tuo pačiu tai gerai pastebėta, kad žmonės, kurie mažai juda,
jiems gali ten šiek tiek ir vidurių užkietėjimas didesnis polinkis ir panašiai, nes to pumpavimo reikia, tiesiog reikia ir tas jaučiasi ne tik žarnynui, bet ir medžiagų apykaitai. Tai vat. Ir aišku, dabar kitas svarbus aspektas tai yra laikas gamtoje, tai yra irgi kaip papildomas dar įrankis, jeigu kartu atstatinėjat mikrobiotą su dievų maisto gėrimais, vartojat gal po vieną, gal po du, gal po tris būtent podeliukus va tokius taurelės per dieną, tai papildomai, jeigu tiesiog praleisite daugiau laiko gamtoje, va taip kaip čia prašom žmonės, lietuviai lygiai tokie patys, mes esam miško civilizacija, jeigu žiūrėti mūsų protėvius, bakterijų augimas jis jau vyksta, tiesiog būnant gamtoje, kvėpuojant grynų orų, palietus samaną, paspaudus į kažkokį augalą, grybą, jau ant piršto kažkas užsideda ant mūsų tiesiog odos ir visada tas kontaktas su bakterijom vyksta. Ir čia per kai kurias mokslinės studijas būtent buvo pastebėta, kad leidžiant daugiau laiko, pavyzdžiui, vaikai gamtos darželyje lyginant su tiesiog miesto darželiu, pas juos, tarkim, buvo daugiau šitų bakterijų kaip Prausnicki, tada Lachnospira ir bifidobakterijų šeimos visos bakterijų. Tai yra, pavyzdžiui, Prausnicki, tai yra labai vadinama viena iš tų kertinių bakterijų, kuri yra netgi skalėje svarbesnė, kad jos turi būti daug, gausiai, kad lakto ir bifidobakterijos galėtų augti. Visi mums reikia šitos Prausnicki bakterijos, jinai yra kertinė, pamatinė viena iš tų bakterijų, kad geriau pieno rūgšties bakterijos ir bifidobakterijos klestėtų. Ir gamtoje mes jos gauname taip pat. Ir jinai padeda gaminti ir trumpos grandinės riebalų rūgštis, ir maitina kolonocitus ir taip toliau. Tai yra vienas iš tų srautų šaltinių, tai yra laikas gamtoje. Tai svarbu. Toliau kita rūšis bakterijų tai yra Akkermansia, mucinifilija. Tai čia yra ta, kuri padeda gaminti gleives. Dėl to visą mucin, nes gaminasi mucus, angliškai tai yra gleives. Kai tų gleivių yra nuo uždegimo per daug, jeigu žmogui kažkokios alergijos būna, kad tiesiog kosėja gleives, tai nėra gerai. Bet apskritai gleivių žarnyne irgi reikia, jos yra kaip apsauginis barjeras. Tai galima sakyti, kad laikas gamtoje irgi įneša šiek tiek daugiau tos rūšies bakterijos, Akkermansia, kuri padeda gaminti geriau gleives, mūsų kaip žarnyno apsaugos barjerą. O kai aš prieš tai kalbėjau apie žarnyno pralaidumą, tai įsivaizduokit tas mikropralaidumas ir visokie toksinai ir kitos medžiagos, kurios dirgina žarnyną, dirgina organizmą, jos, jeigu nėra užtektinai gleivių, jos ir patenka greičiau į kraujotaką, bet jeigu pas mus yra stiprus apsauginis barjeras, tai tada tas procesas nevyksta. Tai žodžiu, gamta ir to duoda tos rūšies bakterijos Akkermansia. Na ir čia taip pat lygtis, kad paskutinis tyrimas, jeigu neklystu, buvo Skandinavijoje daryta, Rukolainen, tai irgi parodė, kad Prevotella ir pieno rūgšties bakterijų šeimų padaugėja. Tai, kaip matot, vien toks paprastas dalykas jau turi didelį poveikį. Ir kai mes su visais jais žaidžiame, tai yra ir mityba, ir judėjimas, ir geras miegas, ir laikas gamtoj, ir kažkokie funkciniai produktai, tai susidaro labai stiprus toksai gerųjų bakterijų srautas ir pamatas jas auginti. O jeigu mes dar tą ištempiam ilgą laiką, 6 mėnesius ar kaip matas, 2 metus ar panašiai, tada vyksta labai didžiuliai pokyčiai. Tai čia aš tik priminsiu, kad kaip mes esame partneriai, aš esu Maistas yra vaistas įkūrėjas, čia yra Dievų maisto komanda ir mes esame partneriai, tai visiems gėrimams yra virš 30 skonių, nuo pelynų ir habanerų iki šilauogių ir burokėlių ir braškių. Su Maistas yra vaistas kodo yra 10% nuolaida ir tikrai verta pabandyti. Tai mano gal klausimas būtų toks, ar tu pastebėjai, galbūt kokie buvo patys neįprasčiausi būdai, kada tau padėjo Dievų maistas kažkaip
dėl sporto šiek tiek jau pasakojai, bet galbūt ar teko kažkada kitaip naudoti, galbūt kažkokio apsinuodėjimo atveju, ar kažkokiais tokiais kitais aspektais iš tos visumos. Taip, kaip pavyzdį. Pagrindė iš principo, dabar tu uždavai klausimą, aš taip pagalvojau ir jo, dažniausiai, kaip ir kažkada minėjau, kažkurioje dienoje, kad į porą mėnesių kartą kažkas atsitinka, skrandis paskauda, kažką gal ne to suvalgau, gal blogai padarytą maistą arba neatsakingai padarytą maistą. Ir tada mano pelynas, fermentuotas gėrimas, ta prasme, man jisai padeda labai stipriai, man jisai kaip pagalba. Anksčiau atsimenu, kai vaikystėje dar tas informacijos, aišku, buvo, bet jos visai kitokios ir galima suprasti, kodėl. Tai būdavo taip, kad kažką sunkiau suvalgai, geri Coca-Cola. Tai būdavo. Bet šiai dienai visą tą dalyką suvokiant ir suprantant, tai tais laikais taip tvarkėmės skausmus pilvo. Dabar sakau, dažniausiai, jeigu kažką pajaučiu su pilvu, ar žarnyne kažkas šiek tiek pastoja, sakykime, retai būna, bet pelynas iškart tikrai labai greitai ištaiso, aišku, ne stiklinę, aš tada kokį bent pusę butelio išgeriu per pusvalandį ir dar po kokios valandos jau viskas būna praėję. Tai tas apie tą greitį, kad kažkur naudoti ir greitai tą efektą pajausti, čia ta vieta, kur tikrai esu ne kartą gydęsis, tvarkęsis ir pajautęs tą greitą efektą. Jo, ir iš tos visumos aspekto, tai taip pat galim pasižiūrėti, kad kiekvienas tas skonis turi skirtingą šiek tiek poveikį, skirtingos medžiagos ten, nes yra dedami tikri ingredientai, tikra masė tų ingredientų, tai ir jeigu jūs vartosite ten ananasų dievų maistą, tai ten bus didesnis kiekis, tiesiog ananasai turi bromelaino fermento. Tai jis padeda skaidyti baltymus, jeigu valgysit kažką, kiaušinį, mėsą, žuvį, lęšius ar žirnius ar kažką, padės suvirškinti tą. Jeigu gersite burokėlių dievų maistą, tai padės su kraujotaka labiau. Jeigu gersite habanero, tai to aštrumo duos, tai medžiagų apykaitą pakelia keliais procentais, tiesiog daugiau energijos naudojam, užšylam labiau. Jeigu vartosim pelyną, tai galim tiesiog natūralų žarnyno valymą pasidaryti, pravalyti tiesiog. Česnakų, jeigu vartosim, tai labai imuninę sistemą irgi gali pakelti. Aš manau, tikrai bus gal kažkoks atvejis, kai galbūt imunitetas jau rodo kažkokį ženklą. Ir aš manau, kad česnakai turėtų labai stipriai veikti gėrimas, kai imuninė sistema rodo kažkokius ženklus ir yra tas toks jautrus momentas, ar bus nugalėta infekcija, ar žmogus jau neria į tą gilesnį tokį valymąsi savaitę, dvi. Ir tas momentas yra labai svarbus. Tai pavyzdžiui, tokiais momentais galima naudoti česnakų dievų maisto gėrimą ir tada tiesiog pastiprinti tą savo imuninę kariuomenę ir tokia duoti tos jėgos, kaip sakant. Tai čia visuma yra apie mitybą, judėjimą, miegą, laiką gamtoj, funkcinių produktų vartojimą. Ir kita ta visuma yra, kad tuose produktuose jau yra tam tikra irgi gamtos, tai aišku, daug augalų visokiausių yra, tai nėra visuma, bet tai jau yra labai platus asorti kaip šiuolaikiniam žmogui ir kiekvieną tą gėrimą galima skirtingai pritaikyti. Tai aš dar paskutinį kartą pakviesiu į būtent Maistas yra vaistas festivalį. Dar jeigu pamatysite, tai Liepos 11-13 dienom vyks natūralios medicinos toksai vienintelis Lietuvoje festivalis Maistas yra vaistas, kur paskaitas vesiu ir aš, ir daug kitų lektorių Lietuvoje, kurie užsiema natūralia holistinė medicina. Taip pat dalyvaus daug amatininkų ir mugių ir žmonių, kurie gamina tą vaistą žmonėms, tai įskaitant ir dievų maisto komandą ir galėsite gyvai susipažinti, pabendrauti, išragauti visų skonių gėrimų ir tiesiog turiningai praleisti tokį savaitgalį. Čia visiškai jau už kelių dienų ir labai kantraujam susitikti. Visą informaciją galima rasti Facebook'o, tiesiog taip Maistas yra vaistas festivalis 2025 arba įeiti maistas yra vaistas.lt ir tada bus pasirinkimas festivalis 2025, ten bus visa programa, lektoriai ir visa ta gausybė, kurią galite patirti.
Tai ačiū, kad klausėtės ir Dėkui. iki kitos dienos. Iki malonių susitikimų.